Sveiki visi. Tai yra pirmas mūsų su Uogyte kelionės aplink pasaulį video. Tai kelionę pradedame jau vasario pradžioje. Vyksime į Braziliją, Salvadoro miestą, kur lauksime atvykstant automobilio iš Lietuvos. Jame gyvensime ir juo keliausime. Tai iš Brazilijos vyksime į Patagonijos regioną. Ten praleisime porą mėnesių ir tuomet jau seksime Panamerikos greitkeliu per Argentiną, Čilę, Ekvadorą, Kolumbiją, Venezuelą, Nikaragvą, Gvatemalą, Meksiką, JAV ir Kanadą. Kelionę baigsime Aliaskoje. Tai viso planuojame įvykti apie 70 000 kilometrų, kelionė truks apie 9 mėnesius. Kviečiu turbūt pasidalinti šio video su žmonėm, kam tai būtų aktualu arba kas galėtų pasidalinti patarimais, kur vykti, dar svarbiau, kur nereikėtų vykti, kas galbūt turi patirties tose šalyse arba norėtų prisijungti, vietos turim vienam žmogui, tai mielai pakviesim pakeleivius tam tikrose atstumuose. Taip pat, jeigu turit patirties su video redagavimu ir tokiu postų darimu, nelabai žinau, kaip tinkamai tai daryti, bandau prisipratinti kamerą, matysim, kaip čia seksis.